Panevėžio rajono savivaldybės planuose numatyta renovuoti rajono savivaldybės pastatą, vadovaujantis 2022-2030 metų plėtros programos pažangos priemonės savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas. Projektas būtų finansuojamas iš modernizavimo fondo lėšų, o preliminari projekto vertė daugiau nei 3 milijonai eurų. Toks finansavimas galimas atlikus pastato energijos vartojimo auditą. Praėjusių metų pabaigoje buvo parengtas rajono savivaldybės administracinio pastato energijos vartojimo auditas. Atsižvelgiant į šio audito duomenis, planuojamas Panevėžio rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas iš esamos pastato energinio naudingumo klasės F į pastato energinio naudingumo klasę A. Projekto įgyvendinimo metu numatoma visiškai atnaujinti pastatą su inžinerinėmis sistemomis, apšiltinti pastato sienas, stogą, cokolio antžeminę ir požeminę dalis, pakeisti senus langus į naujus, pakeisti metalines ir aliuminio rėmo lauko duris, modernizuoti esamą šilumos punktą, atnaujinti ir įrengti šildymo sistemą, vienvamzdę šilumos paskirstymo sistemą pakeisti į dvivamzdę, įrengti vėdinimo sistemą su rekuperacija bei pastato vėsinimą, pakeisti kaitrinių ir liuminescencinių lempų šviestuvus į LED, ant pastato stogo įrengti saulės elektrinę, sutvarkyti laiptines, pakeisti šalto vandens tiekimo sistemos bei buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynus. Laukiami rezultatai: Panevėžio rajono savivaldybės administracinėme pastate taupoma šilumos ir elektros energija. Apie 61% sumažėtų bendros išlaidos energijai. Planuojama, kad veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei 50 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėlesnė nei 2029 m. lapkričio 30.